Sveiki visi. Labai džiugu, kad sulaukėme tiek daug susidomėjimo seminaro statinių gyvavimo ciklo vertinimo priemonės tema. Kaip jau Saulius minėjo, bus pateikti 3 pristatymai. Tai pradžioje noriu informuoti bendrai apie statinių gyvavimo ciklo rodiklių vertinimo ir visuotinio atšilimo potencialo skaičiavimo poreikį. ES lygmeniu yra konstatuojama, kad visame statinių gyvavimo laike skiriamas nepakankamas dėmesys statybos atliekų prevencijai, anglies dioksido išsiskyrimo mažinimui, ypač statinių planavimo, projektavimo, statybos bei pastatų naudojimo ir griovimo metu procesuose. Tai kaip nurodoma naujame ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane, užstatyta aplinka daro didelį poveikį daugeliu ekonomikos sektorių, darbo vietoms ir gyvenimo kokybei. Statybos sektoriuje susidaro daugiau kaip 35% visų ES atliekų. Apskaičiuota, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis išmetamas išgaunant medžiagas, gaminant statybos produktus, statant ir renovuojant pastatus, sudaro 5–12% viso nacionalinio išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Efektyviau naudojant medžiagas būtų galima šių išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti iki 80%. Lietuvoje vis dar labiau vyrauja linijinės ekonomikos modelis, kai skatinamas yra gausus vartojimas, o gaminių, statybos produktų gamybai ir statiniams statyti naudojamos pirminės. Panaudotų statybos produktų tampa atliekomis, taip prarandamos yra antrinės žaliavos, kurios galėtų virsti vertingais ištekliais. Deja, šiandien nevertinamas yra poveikis aplinkai per visą statinių gyvavimo ciklą, į kurį kompleksiškai būtų įtraukiamas planavimas, projektavimas, statyba ir pastatų naudojimas bei griovimas. Siekiant trumpalaikės naudos, dažniausiai dėmesys kreipiamas tik į kainą, neskiriant pakankamai dėmesio pasirenkamų projektinių sprendinių tinkamumui, vertinant tvarumo aspektais, medžiagų tvarumo savybėms, statybos produktų ilgaamžiškumui, statinių rekonstravimo, remonto ar griovimo metu susidarusių atliekų perdirbimo galimybėms. Todėl, norint gerinti susidariusią situaciją, reikalinga pradėti yra taikyti viso statinio gyvavimo ciklo modeliavimą, įvertinant statinių, statybos produktų poveikį aplinkai, klimato kaitai, žmonių sveikatai, atliekų perdirbimo, antrinio panaudojimo galimybės visuose statinio gyvavimo etapuose. 24 metų balandžio 24 dieną įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos direktyvos nuostatos dėl pastatų energinio naudingumo. Pagal direktyvą valstybės narės privalo užtikrinti, kad visuotinio atšilimo potencialas per statinio gyvavimo ciklą būtų apskaičiuojamas pagal direktyvos 3 priedą bei Europos komisijos reglamentą. Jis turi būti nurodomas pastato energinio naudingumo sertifikate. Šis reikalavimas taikomas nuo 28 metų sausio 1 dienos visiems naujiems pastatams, kurio naudingas grindų plotas yra didesnis negu 1000 m², o nuo 30 metų sausio 1 dienos bendrai visiems naujiems pastatams. Įgyvendinant direktyvos reikalavimus, Lietuvos Respublikos vyriausybė 26 metų balandžio 15 dieną Lietuvos Respublikos Seimui pateikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo dalies straipsnių ir įstatymo 2 priedo pakeitimo projektą. Tai akivaizdu, kad siekiant užtikrinti skaidrų ir vieningą visuotinio atšilimo potencialą bei statinių gyvavimo ciklo rodiklių skaičiavimą, būtina teisės aktais patvirtinti skaičiavimo standartizuotą metodiką bei sukurti centralizuotą skaičiavimo bei vertinimo informacinės priemonės, kuriomis galėtų naudotis visi statybos ir pastatų priežiūros rinkos dalyviai. Tuo tikslu statybos sektoriaus vystymo agentūra kartu su partneriais, tai yra aplinkos projektų valdymo agentūra, tiek ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, įgyvendina projektą, būtent statinių gyvavimo ciklo modeliavimo sistemos sukūrimas. Projektų siekiama yra sukurti statinių gyvavimo ciklo poveikio aplinkai vertinimo posistemę dabar veikiančioje pastatų duomenų bankų informacinėje sistemoje. Detaliau projekto veiklas pristatys jums kolegos iš statybų sektoriaus vystymo agentūrai, o kuriamą skaičiavimo metodiką pristatys būtent estų įmonė Sustiner atstovai. Tai kad linkiu jums turiningo seminaro
Tiek. Ačiū. Ačiū labai viceministrei. Ir tuomet mes judame prie programų antros dalies. Prašom kolegos iš statybos sektoriaus vystymo agentūros pateikti skaidrės ir perimti irgi mikrofoną. Labą dieną, esu Tomas Urban, statybos sektoriaus vystymo agentūros projektų padalinio vadovas. Trumpai pristatysiu mūsų šiuo metu įgyvendinamą projektą. Tai projektas statinių gyvavimo ciklo modeliavimo sistemos sukūrimas. Projektą įgyvendinam kartu su partneriais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiuo metu projektos numatyta pabaiga yra šių metų, 27 metų birželio 30 diena. Atsiprašau. Kolegos. Projektų sprendžiamos iš principo dvi esminės problemos. Tai šiuo metu nėra vieningos informacinės sistemos, kurioje būtų centralizuotai kaupiami duomenys apie statinių gyvavimo ciklo metu naudojamų, susidarančių ir poveikį aplinkai turinčių medžiagų kiekį, bei nėra informatyvaus bei patogaus skaitmeninio įrankio, kuris prisidėtų prie statinių poveikio aplinkai ir klimato kaitai stebėjimo bei prognozių rodiklių apskaičiavimo. Projekto tikslas iš principo yra užtikrinti efektyvią pastatų stebėseną ir taikant metodinės priemonės įvertinti poveikį aplinkai bei klimato kaitai viso statinio gyvavimo ciklo metu. O uždavinys yra sukurti metodiką bei statinio gyvavimo ciklo informacinę sistemą, kurioje būtų centralizuotai duomenys kaupiami, renkami ir jų pagrindų būtent naudojant tą metodiką modeliuojami rodikliai, padedant siekti projekto tikslo. Atsiprašau, Tomai, nusimušė skaidrės tavo, tai dar galėtum pasidalinti ekraną? Atsiprašau, gerai. Matosi dabar? Taip, matosi. Bet dar ne prezentacijos režime. Taip, matau, truputį stringa. Va, dabar turėtų būti gerai. Taip, viskas gerai, galim tęsti. Ok. Tai projekto rezultatas yra sukurta statinių gyvavimo ciklo modeliavimo sistema. Pagrindinė, iš principo vienintelė projekto veikla tai yra modeliavimo sistemos sukūrimas, kurie susidaro iš dviejų poveiklių. Tai metodikos skirtos SGC rodikliam modeliuoti parengimas, kurią šiandien pristatys kolegos iš Sustinerė, bei SGC IT sprendimo sukūrimas, kuris šiuo metu dar nepradėtas kurti, bet artimiausiu metu planuojamas paskelbti pirkimas. Šito statinio gyvavimo ciklo informacinio sprendinio sukūrimas apima taip pat ir sąsąją su kitom valstybės informaciniam sistemom, tokiom kaip pastatų duomenų bankas, infostatyba, GPaisas ir jų modernizavimu pagal poreikį. Iš principo SGC vertinimo modelis atrodo taip, kaip atvaizduota šitoj skaidriai. Tai reiškia, kad skaičiavimo metodika bus parengta ES standarto bei frameworko iš Levels pagrindų. Yra numatomi du skaičiavimai. Tai vienas yra projektiniai stadijoje, kur statinio gyvavimo ciklo skaičiavimo ataskaita bus techninio darbo projekto dalimi, o antras skaičiavimas jau tada, kai statinys bus pastatytas, tai kitaip vadinantas build, ir ten jau statinio gyvavimo ciklo ataskaita
keliaus ir pataps pastato energetinio naudingumo sertifikato dalimi, kaip ir gerbiama viceministrė sakė, numatyta direktyvoje. Pats statinio gyvavimo ciklo vertinimas apims iš principo visus etapus, tai ir produkto, statybos ir visus kitus. Kolegos iš Sustainere truputį detaliau pristatys šitą klausimą. O pačios metodikos parengimas numatomas yra pabaigti iki rugpjūčio pabaigos. Šis renginys yra tas pirminis, pradinis informacinis. Dar planuojame rugpjūtį jau pristatyti tą galutinę ataskaitą kaip rezultatą pargrįžti pas jūs. Tai iš principo iš mano pusės tiek. Ačiū už dėmesį ir gero kito pranešimo.